Bemai, nei žvyno, nei odvegos tau. Labą dienelį, ketvirtadienis, laisvadienis. Benas nori pažvejoti trupučiuką. Tai jie čia pabus, aš čia toliau šiek tiek važiuoju į tokį parkingą, čia yra paplūdimys. Nu, čia kokią porą minučių nuo jų. Nesu čia buvus, tai va bus proga nueit pasižiūrėti, kaip čia atrodo. Tai vakar nebevažiavom mes tų jokių grybų. Ui, čia koks kelias nelabai fainas. Tai galvojom važiuot gal šiandien, bet į vakaro pusę labiau. Tik neaišku, ar ten jau bebus tų grybų iš tikrųjų. Nu, bet gal ir nuvažiuosim, nes dabar karšta yra. Nu, nėra labai jau labai, bet 21 laipsnis ir ant saulės tikrai karštoka. Ai, nežinau, jaučiuosi tokia kažkokia pavargs, be energijos. Turiu žaizdelę burnoj, skauda man tą burną. Valgyt net nenoriu, apetito nėra, kažkokia tokia išsitaškius iš tikrųjų. Nu, einam, pažiūrėsim, koks šitas paplūdimys, kaip čia atrodo. Gal visai bus smagu. Have fun out the door, come on, wide-eyed, feeling new. The day is calling, and I'm calling you. More friends, more smiles, more sun, more sea. More friends, more smiles. Čia tokios drąsios esat. Nu, aš neturiu jokio maisto. Nieko nepagaunu. Žvejyba ne kokia šilta, yra žuvis, nenori valgyti turbūt. Bet mes matėm didelę ir mažą tokią. Ir mažą, ir didelį. Jo. Tik vieną didelį tuo. What? Kažkas su telefonu šneka. Nu, antis tik vara. Čia va vaikai valgyt jom duoda, tai jos tokios drąsios čia. We can make it wide. One long bright morning with you by my side. More friends, more smiles. More sun, more sea. More friends, more smiles. Come on with me. More friends, more smiles. Early morning, I heard the birds, smell of coffee in the house. Summer morning, beginning, we need adventure, we want to have fun.
Out the door, come on, wide-eyed, feeling new. The day is calling, and I'm calling you. More friends, more smiles, more sun, more to see. More friends, more smiles. Come run with me. More sun, more to see. More friends, more smiles. Bare feet on the warm stone, salt on our skin, laughing through the open road. Let the day begin. Out the door, come on, wide-eyed, feeling new. The day is Тупець так не calling, ікає. and I'm calling you. More friends, more smiles. More sun, more to see. Їм тапок. Сотня, блядь. Come run with me. More sun, more to see. More friends, more smiles. If the world feels small, we can make it wide. One long bright morning. Ну, прямок. Labai skanu. Jau avietas galim rinkti. Eik, tu sau, kiek čia daug. Labai skanu. Perfect. Čia daug ir gali prisirinkti. Galėtum rinkti. Aš būsiu tavo mokytoja. A, B, C, D, E, F, G, H, L, I. Oh my god. H, J, K, L, O. L toliau. M, N, O, P, U, Q, R, S, skateboard, S,
T. Oho. Kiek daug pamet. Nu, toliau. O. U. What? V. Kaip W. Čia išplyšo, laps reikia suklijuoti. jo. Nuvers gražiai, prilaikyk. W, V čia buvo. X. Kodėl tai yra? X. Kodėl yra tokia? Nu čia tokios raidės. X, I, Z. Viskas. Z. Z. Zū. Zuma. Nu, toliau nebėra. Oho, kokį baloną. Žiūrėk, gali kaip. Happy birthday to O čia? you. Happy birthday Kokia to čia raidė? you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to Dino Kid. Ah! Benai. Papa B. O. Čia yra jo tokia. Viskas. Dabar skaitysim. Benas matuojasi rūbelius. Ane? Turi telefoną kažkokią. Verslininkas yra. Čia truputį vyksta revizija, kur draugė atidavė rūbų. Reikia pažiūrėti, kokie dideli, kokie dabar bus nešiojimai. Kaip atrodo? Atrodai cool. Nu, bet jau gali apsirengti naminiais. Labas rytas. Iš tikrųjų jau diena, atveža vyrai mane iki darbo. Pasiėmiau sneksų. Nelabai alkana, bet reikia užkast. Ir po to eiti darbuotis. O vyrukai gal nulėks iki miško patikrint grybų. Nu, aišku, ten vyrui šiek tiek sudėtingiau dar vaikščiot, tai... Bet gal po truputėlį sakė, nueis pasižiūrėti. Gal bus, gal nebebus. Jis atėjo prie manęs. Ką tu nori? Nori? Ne, grybų nedu. Ateik, pabėgam. Adebra. Pats tu be. Pats tu be. Atrodo, tu sakys, duok man maistą. Ateinam. Kaip šuniukas. Pats tu be. Pats tu be. Žiūrėk, čia mažų avyčių yra. Matai? Ką čia valgai? Parodyk, ką valgai. Parodyk, nematau. Apačioj. Nematau, parodyk. Ten apačioj yra. Viskas varom namo. Vyrukai atvažiavo manęs pasimti. Lėkiu. Rytoj vėl darbo šeštadienis bus. Nu, bet kitas savaitgalis laisvas. Tikiuosi, oras nepaves. Šeštadienis baigtas. Gerai, kad nelyja, nes prieš tai lyjo, kai ėjau.
Nu ką, važiuosim į Pardę, važiuosim namo. Rytoj sekmadienis, teks pailsėt. Vyrukai planuoja vėl apie žvejybą. Tai prašiau kolegės, kad nubėgtų nupirkti sliekų, nes aš neturėjau pertraukos ir negalėjau jų paimti. Tai jinai nupirko, reikės jai dar pinigus atiduoti. Ir sakiau, nežinau, kokį šokoladą nupirksiu, nes po darbo darėjim man tų sliekų ieškoti. Nu kaip, vyrui čia labiau reikia, bet aišku, ir Benas nori pažvejoti, tai nežinau, žiūrėsim, koks bus oras, gal visi kažkur išlysim į lauką. Dabar taip gaivu, smagu, nelyja, visai faina pasivaikščiot. Darbo buvo daug, žmonės, kai kurie yra tikri paršeliai. Nu, šiandien pamačiau ir žinau, kad tokių yra. Nes tiesiog tvarkiau marškinius ir šalia manęs dvi moteris, man atrodo, kažkokios turkės, tiesiog viską verčia, nors aš stoviu šalia ir tvarkau ir man toks siutas ima. Nes aš nesuprantu, kaip žmonės gali būti tokie abejingi, ar kaip čia pasakyti, kai tu matai, kad žmogus viską tvarko ir tu ten rausiesi ir darai vėl betvarkę. Nu, aišku, visokių žmonių yra, bet, aš nesuprantu, aš kai einu į kažkokią parduotuvę, aš būna netgi kartais nunešu į vietą rūbus padėti, kuriuo aš nepirksiu, arba bent jau padedi ten, kur reikia, gražiai, tvarkingai, bet taip vat mėtyt tos rūbus ten šalia tvarkančio tiesiog vos ne daryt vėl bardaką, aš nesuprantu, bet ir kaip sakant, tai nieko nepadarysiu. Tai ta moteris ten kuitės, paėmė ten belia kaip jau kabinu, tai aš taip atsisukau į ją, sakau, inšil, kan jai tą den, sakau, ar galiu paimti, grinai ten jau balaganą daro ir tada tokia, ja, tipo, žodžiu, čia kiekvieną dieną tokių būna ir nieko nepadarysiu su jais, bet kartais, manau, reikia juos, taip sakant, sugėdinti ir kažką gražiai užsimint apie tai, kad, come on, gal galima kažkaip gražiau. tai va, tokie reikalai. Ką, einame mašiniuką, jau atėjau beveik, važiuoju į parduotuvę, vyrai nori valgyt, sakė gal kokią pizzą paimt, bet jau vakar valgiant pizzą. Tai sakiau, prigriebsiu varškės, padarysiu apkepą, nes šiaip dar realiai gan ankstoka paėmus, tuoj tik 8. Tai kažkaip dabar pastaruoju metu neinam labai anksti miegot, nes vis tik vasaros atostogas. Tai sakiau, prakepsiu tą apkepą, nes jie ten kažką valgė, bet vėl noris vakarienės, nes šiandien tokie pietus buvo, nei 5, nei 9. Aš iš visų muštinį nusipirkau, nes nespėjau nieko pavalgyti, nes sugalvojom, kad reikia namus apsitvarkyti prieš darbą. Bet taip jau normaliai, ten vyras siurbė, plovė grindis, aš ten tvarkiau virtuvę, vonę, rūbus, džiaustėm, žodžiu. Ir laikas tiesiog sprogo, telefoną kroviau, tai nieko nebenufilmavau, bet kai jau apsitvarkėm ir nuėjau ten minimaliai pasidažyti, žiūriu, kad man jau važiuoti reikia. Okei, galvoju, tai teko užsukti degaliniai, tiesiog pasimti sumuštinį ir kavos. Ir vat tokie mano pietus buvo. O vyrai, kaip supratau, ten irgi ne kažką ten labai ir valgė iš tikrųjų. Šiandien tokia iškrovos diena. Tai kepsim varškės apkepą.
Karšta jiem. A tai ant viršaus dėti? Ant viršaus ar šalia?